Ačiū, kad domitės teatru, nes šis teatras visuose vadovėliuose, kokie dabar yra išėję, visur yra jo neteisingai datuojama pradžia. Nes sovietų valdžia prisijėmus 40 metų spalio 6 dienos pirmo spektaklio parodymo datą, taip ir visur rašoma ir 78, 6 ir 82 metų istorijos knygose, enciklopedijose, visur yra datuojama šita data. Aišku, kad ji yra svarbi dėl to, kad tai buvo pirmą kartą suvaidintas spektaklis Hermano Hermanso Viltis. Ir spektaklio pirmo parodymo proga, taip ir laikoma, kad šis teatras atidarytas. Bet kiekvienas žmogus, nors kiek suprasdamas teatro struktūrą, jisai supranta, kad teatras neprasideda nuo 1, 2, 3, jį reikia sukurti, įsteigti ir taip toliau. Šio teatro iniciatorius ir tikrasis teatro įkūrėjas, kurio vardu ir galėtų vadinti šis teatras ir būtų nemažesnė garbė nei Lietuvos nacionalinis dramos teatras, tai yra Romualdas Juknevičius. Romualdo Juknevičiaus likimas yra iš tiesų labai įdomus, tai yra vienas iš centrinių Lietuvos režisierių, kuris yra Olego Žilinsko mokinys, jisai po jauno žiūrovo teatro buvo išvykęs nuo 34 iki 36 metų pas Meyerholdą, studijavo Maskvoje ir po 2 metų, kai grįžo atgal į valstybės teatrą, jo jau Dauguvietis nepriėmė, pajutęs, kad jis iš tiesų yra naujos kalbos ir naujo mąstymo ir gana entuziastingas režisierius. Bet jisai turėjo svajonę visą laiką turėti savo teatrą. 39 metais jau buvo nuspręsta vis dėlto steigti Vilniaus kraštą grąžinus lietuviams, kad Vilniaus krašte nebuvo nei vieno lietuviško teatro. Ir šviesuoliai, tai yra Antanas Juška, tuometinis valstybės teatro direktorius, jisai sausio 17 dieną išleido įsakymą, kad valstybės teatras dalinamas į 2 trupes ir viena trupė lieka su Dauguviečiu, o kita trupė, reiškia, paskiriama Romualdui Juknevičiui. Juška, žodžiu, turėdamas 2 tokius to laiko banginius, Dauguvietį ir Juknevičių, jisai, žodžiu, suprato, kad skyla ir trupė pasidalino, nes didžioji dauguma vis dėlto tapo Juknevičiaus šalininkai, kiti liko su Dauguviečiu. Ir, žodžiu, trupė buvo padalinta, o jau sausio 25 dieną, tai tuo metu ministrų tarybos pirmininkas Merkys ir Kazimieras švietimo ministras Jokantas pasirašė įsakymą, kad, žodžiu, yra dėl steigimo Vilniuje lietuvišką teatrą. Bet, kaip žinia, birželio mėnesį sovietai, okupacija ir buvo sustabdyta visa šita, kaip sakyti, idėja, bet tuometinis Antanas Venclova, žodžiu, su Justu Paleckiu, jie vis dėlto suprato, kad reikalingas Vilniaus miesto teatras ir jisai taip ir buvo įsteigtas kaip Vilniaus miesto teatras ir paskiriant Romualdą Juknevičių, kadangi jau buvo per 7 mėnesius su 9 spektakliai paruošti. Buvo, reiškia, Juknevičius kaip tikras menininkas rūpinosi ne kuo kitu, o repertuaru. Šįmet sausio 25 dieną galima šitą teatrą tikrai datuoti, švenčiant jo tikrąjį jubiliejų, tai yra 85 metai.
Kiekviena santvarka truputėlį įvairiai vadina pagrindinius tuos vadovus. Vieną kartą jie būna ten meno vadovas, kitą kartą būna, kaip dabar yra generalinis direktorius svarbiausias, tai anais laikais buvo direktorius, kuris buvo ir meno vadovas. Žodžiu, čia jau, kaip sakyti, yra daugiau tokie formalūs dalykai, bet jeigu žiūrėti tokius centrinius valdovus, tai jų buvo 10. Tai, kaip ir minėjau, pirmą mes datuojame Romualdą Juknevičių, po to Borisą Dauguvietį, po Boriso Dauguviečio atėjo Juozas Rudzinskas, po Juozo Rudzinsko Henrikas Vancevičius, kuris ilgiausiai prabuvo 23 metus, po Vancevičiaus yra Jonas Vaitkus, toliau Rimas Tuminas, Faustas Latėnas, Vytautas Rumšas, Adolfas Večerskis ir nuo 2010 metų iki dabar yra Martynas Budraitis. Tai tas pagrindinis dar lūžis, galima sakyti, režisūroje, kadangi 20 amžius yra režisūros amžius. Ir aš noriu vis dėlto pasakyti, kad jeigu kultūroje iki dabar mes turime ar medicinos spragas, ar ten kažkokio švietimo, kur nuolat apie tai girdime ir skaitome, vis dėlto teatre mes tokie kažkokie labai jauni, o nepaisant to mes sugebėjome per įvairias peripetijas vis dėlto pasiekti tokio pagreičio, kad mes tapome lygiaverčiai bet kokiam europiečių režisierium, buvo periodai, kad apskritai mus net ir žiūrėjo visi, nes mes labai greitai sukūrėm stiprų savo teatrą. Ir nebūtinai šiame teatre. Jisai, žodžiu, ir čia visą tai susijęs su režisūros augimu. Tai jeigu žvelgti į šio teatro irgi tokį lūžį dar pavadinčiau, tai apie tokius gana nykius laikus, kai šį teatrą valdė po Dauguviečio jau mirties ir po Juknevičiaus mirties Juozas Rudzinskas. Ir štai Juozas Rudzinskas buvo labai gabus aktorius ir Tartiufą puikiai suvaidino, jis tikrai yra istorinis personažas, bet jisai buvo savo mokslis, nieko nebaigęs ir natūralu, kad jo pradėta režisūra, jinai ir buvo labai tokia buitinė ir silpna. Bet štai jo bičiulis tuo metu jau pakviestas ir buvęs aktorius, dramaturgas Pranas Treinys, jie pamatė, kad teatras labai senka ir jie, aišku, pradėjo žvalgytis ir buvo keli režisieriai, apie kuriuos jie galvojo, bet Kaune jau buvo labai įdomiai pasižymėjęs Henrikas Vancevičius. Jisai nuo 66 metų pradėjo, jį paskyrė, bet tokiam išsekusiam šitame teatre paskyrė vyr režisieriumi. Tai nuo to laiko jie su Pranu Treiniu buvo kaip broliai dvyniai, jos taip ir vadino, nežinau, kad jie vizualiai skirtingi, bet jie buvo tokie ranka ir jie šitą teatrą valdė, kol galų gale prieš jį sukilo patys jo mokiniai. Buvo aišku, kad tai yra atsinaujinimas režisūros ir jau, kad Henrikas Vancevičius jau yra, kaip sakyti, jo psichologinis, realistinis teatras jau išsenka, jau prasidėjo modernizmo pradžia, nes jau mes pradėjome turėti ir tokius pavyzdžius kaip Jurašo, kaip Čibiro, jau atsirado visiškai kita režisūrinė kalba ir Vaitkui buvo pasiūlyta, iš karto čia yra ne kažkieno vidinės nuosprendis, o būtent iš aukščiau ministerija pasiūlė tapti vadovu. Ir tokiu būdu jisai buvo paprašytas ir ta kaita įvyko visą laiką šitam teatre gana harmoningai tos kaitos. Čia niekada nebuvo kažkokių tai, išskyrus vėliau prasidėjo kažkokios peripetijos, bet tuo laiku, jeigu žiūrėti, viskas yra labai kažkaip tai taip, viskas buvo žiūrima į spektaklio kokybę. Tai Vaitkus pralaužė tokiam visiškam modernizmui, atvėrė duris ir integravosi jo mokiniai, tarp jų iki dabar yra vieni iš vedančiųjų aktorių Lietuvoje ir vaidina įvairiuose teatruose. Ir paskui jį atėjo mokinys Oskaras Koršunovas, kuris apskritai įtvirtino tą modernistinio teatro visą kultūrą. Jisai, kaip sakyti, teatre prasidėjo naujas judėjimas, nauja kalba ir noriu pasakyti, kad visi režisieriai, kurie Lietuvoje bekūrė ir turėjo savo kitose institucijose dirbo ir kitose miestuose, visi vienaip ar kitaip dirbo ir šitame teatre. Šiuo metu būtinai reikia prisiminti šio teatro pastato istoriją,
dėl to, kad tai yra labai susijusi ir su meninė visa veikla. Tai pirmiausia, kaip ir grįžtu į pradžią sakydama, kad teatro veikla prasidėjo nuo 40 iki 51 metų vyko Basanavičiaus 13, buvusiam Pohuliankos teatre, kuris beje irgi labai įdomus, nes tas teatras glaudė įvairius, žodžiu, teatrus ir buvo ir jaunimo teatras, ir operos teatras, ir buvo mūsų teatras ten net 2 kartus gyveno, nes kai uždarė Nasvyčių rekonstrukcijai teatrą, mes vėl tenai kraustėmės. Ir tuo metu dar buvo opera, tai dar aš tų senųjų darbuotojų, kurie jau dabar nedirba, ar klausdavau, kokį jūs uždanga, ką simbolizavo uždanga. Sakė, mes nesipešėm, darbininkai labai sutikdavo, po sukamą sceną sėdėdavo ir bičiuliaudavosi, ir šitas teatras spektaklius rodė po rūtą, kuri, reiškia, simbolizuoja operos ir baleto teatro simbolių, nes ten buvo ir opera tuo metu. Vis dėlto šiame teatre dar yra gyvų aktorių, kurie mena tą pirmąjį iki rekonstrukcijos teatrą, nes jį kaip 72 metais uždarė ir atidarė tik 81 metų gruodžio 20 dieną. Tai su Justino Marcinkevičiaus Dedalas ir Ikaras ir Prometėjas, reiškia 2 savarankiški kūriniai. Tai teatras veikia visiškai kitų pagrindų, jisai buvo visiškai kitoks iš vidaus, žmonės turėjo išėjimą tiesioginį iš scenos į bufetuką, buvo tradicija po spektaklio ilgai būti, nesiskirstyti. Jisai buvo kažkoks ir dėl to tos šeimos motyvas, apie kurį dabar dažnai yra kalbama, jisai šitame teatre buvo labai labai stiprus. Ir tyla, kur buvo foje ir visas aptarnaujamas personalas turėdavo būti tyloje, jeigu vyksta repeticijos, tokie labai daug buvo etikos, tokių gražių taisyklių, kurios tęsiasi nuo Juknevičiaus, nes visas taisyklės, netgi tam tikros frazės, kur dabar vyresni kalba, čia buvo Juknevičiaus, nes kai skaitai apie Juknevičių, tai tu matai, kad čia yra iš Juknevičiaus frazeologizmo atėję visokie tokie gražūs visokie dalykai. Tai atsimenu netgi neseniai mirusios Aldonos Janušauskaitės netgi gražų prisiminimą, kuri pasakojo, kaip jie iš Basanavičiaus gatvės per kalną su savo grimo staliukais dardėjo anekdotus be pasakodami, žodžiu, šitą jau rekonstruotą teatrą. Nebuvo jokių mašinų, jokių ten sunkvežimių, net nebuvo iš kur nuomoti, žmonės kažkaip sugebėjo patys su savo kažkokiais ūsais ir blakstienom kažkaip tai atvažiuoti ir čia būti ir pamilti tą naująjį teatrą. O teatras, jisai, galima pakalbėti truputėlį pagreitintai, kad, žodžiu, jisai iš senojo Liutnės teatro apsisuko 180 laipsnių kampu, kad būtų patogiau dekoracijas išvežti ir gastroliuoti, nes mes dabar, kur yra žiūrovų salė, čia senoviai buvo scena, o, žodžiu, apsisuko visas šitas. Teatras šiek tiek prasiplėtė ten, kur buvo senojo teatro foje, tie šoniniai koridoriai, jie tapo mūsų, reiškia, jau žiūrovinė erdvė. Ir ten dabar telpa 673 žiūrovai po antrosios rekonstrukcijos, kuri, nors didžiosios salės mes nelietėm, tik tai technika smarkiai patobulėjo, bet pati architektūrinė prasme šita erdvė liko tokia, kokia Nasvyčių buvo surekonstruota. O šitoji erdvė, kur dabar yra didysis foje, tai čia buvo, grįžtant į pirmąjį teatrą, čia buvo laukas, vidinis kiemas ir daug yra istorinių nuotraukų, kur yra ir pirmasis, ir antrasis rašytojų suvažiavimas, vyksta garsieji rašytojai Lietuvos, jie visi stovi, būriuojasi, fontanėlis, rožynai, suoliukai, yra tai, ko reikia labai teatro žmonėm ir apskritai kultūros žmonėm. Ir šitoji dalis, kur dabar žvelgia į mūsų mūzos, tai čia buvo tie patys vartai, kurie renesansinį pastatą, žodžiu, Montvilos
ir Montvilos amatų draugijai statytą pastatą, kuriame dabar yra Nacionalinio teatro kasos, apjungiantis šitie sujungiantis vartai. Juos galima rasti mažą dalį, kur yra išlikusi dabar prie Vilniaus banko. Vat, jeigu eiti gilin link Vilniaus gatvės, vat, yra gražus vartai, tai čia yra tik mažoji dalis, o tie didieji vartai, per kuriuos vaikščiojama buvo į šitą teatrą ir į tą kiemą, buvo būtent čia. Bet vėlgi, grįžtant į tuos politinius ir nepolitinius dalykus, tai pavyko tuometiniai valdžiai susitarti su miesto vykdomuoju komitetu, kad tie keli gyventojai, kurie buvo, kur dabar yra, pavyzdžiui, teatro administracinės patalpos, ar ne, tai čia dar buvo ir gyvenamieji žmonės gyveno, pavyko įkalbėti, kad juos iškeldintų, jiem reiškia nupirktų kitus butus ir čia atiduotų tas patalpas teatrui. Ir tada Nasvyčiai sugalvojo, kadangi čia praplėtė erdvę į plotį, padidino, nes anksčiau buvo tik tai 500 vietų salė, o padidėjo smarkiai tų vietų. Ir šitą erdvę, kuri irgi buvo skirta kaip ir kiemui, jie pagalvojo, kad Lietuvoje atšiaurus pakankamai klimatas ir visas teatrinis sezonas vyksta žiemą, jį galima apgaubti gaubtu. Tai mes matome tuos stiklinius gaubtus, tai čia yra toksai jungiamasis dviejų skirtingų pastatų. Ir mes tiesiog šitas teatras pradėjo valdyti tikrai labai svarbius objektus. Kaip matote, teatrą dabar vainikuoja ir apjungia Nasvyčių architektūra, labai svarbi yra Mūzų šventė. Tai yra Stanislovo Kuzmos skulptūra, kuri šitos mūzos yra tapusios ne tik teatro simboliu, bet gal net ir Vilniaus. Dėl to, kad jeigu pastebėjote, kai kuriuose leidiniuose, kuriuose norima kažką pasakyti gražaus apie Vilnių, tai net nebūtinai deda katedrą, tiesiog deda būtent šitas mūzas. Ir šitas pastatas yra dar dėl ko labai įdomus. Jisai sukurtas taip, kad visi trijų sričių žmonės buvo sujungti į vieną dar neprasidėjus rekonstrukcijai. Jie kūrė visi kartu, jie reiškia tiek draugiškai bendravo, kad interjeras ir eksterjeras buvo kaip vienis. Ir šiuo atveju tas pastatas toks modernistinis ir yra. Jisai, kaip sakyti, kai buvo Neringa, paštas ir kitas objektas, šitas teatras, jie tokie tapo, kultūrinė visuomenė labai laukia. Vat aš su restauratorė garbinga Šita Lukšienė kažkada kalbėjau, tai iš tiesų, kol jį statė, visi laukia kaip didžiulio įvykio, nes tuo metu baisiai buvo žiauru. Iš tiesų, šitoje gatvėje buvo tik tai viena konservatorija, po to tenai kita Dzeržinskio konservatorija vadinama šalia, ten viena kavinė ir teatras, nieko nebuvo, tai dėl to tiem žmonėm teatras buvo reikalingas kaip duona. Ir vat, pažvelgus vat, į tą, ką Kuzma apjungia, tai jisai tą Kaliopę, Talėją ir Melpomenę, tai čia visų žanrus, kaip sakyti, drama, komedija ir tragedija. Vat, Kuzma norėjo šiek tiek kitos versmės, kur dabar yra foje, šiek tiek kito kažkokio atspalvio, bet tada Nasvyčiai, būdami geri interjeristai, jie laikomi buvo, kad ten jau buvo Neringa sukūrę ir jie tokį panbarchatą, hakis spalvos buvo jau parinkę, tai prašė, kad ir skulptūra būtų šiek tiek kito švytėjimo. Reiškia, vat vyrai tą visą dinamiką labai stipriai dėl jos tarėsi ir viskas buvo išvesta tikrai labai aukštam lygyje. Teatrą, kai pastatė, irgi buvo labai įdomu dėl to, kad jisai turėjo savo ir saugumiečiams skirtą kambariuką, ir saugumiečiai eidavo tiesiai, jie būdavo atvežami per Rudminių gatvę, čia neidavo su visuomenė ir jie tiesiai įeidavo į tą savo, kur centre toks buvo kambarys, ten nusivilkdavo ir jie net lipdavo per sceną, nusileisdavo ir jie pyko šiek tiek ant Nasvyčių, kodėl jie neturi savo ložės, nes šiaip tai irgi nuo sovietmečio visos ložės.
Tai jiem buvo pasakyta arba 5 eilėje, arba 1, kur norite. Šito teatro simbolis, kaip daugelis mato, yra laivelis. Kai kas anksčiau klausdavo, kodėl tai ir čia ne laivų statybos įmonė, kodėl čia tas laivelis, bet čia viskas susiję su Hermanso viltim. Tai yra apie neturtingą olandų žvejų kaimelį ta pjesė ir kažkaip tai būtent iš spektaklio scenovaizdžio, žodžiu, tai susiję su spektaklio logotipas kilęs su pirmoju parodytu spektakliu, tai jisai vat iki dabar plaukia.